verslo forma be jokios formos buvo. Jaučiau didelį poreikį išmokti kažkiek vadovauti. Realiai tai toks chaosėlis, be jokios struktūros. Buvo labai įdomu sužinoti, kad kiti kvėpuoja. Norėjosi išjudėti iš mirties taško. Por 8 metai buvau ten pat. Ieškau chebros. Pajutau, kad tiesiog dirbu į minusą. Ir atsirado gyvenimas, visą tada vesta. Išmokau skaičiuoti savo pačios įmonės finansus. Jaučiu tvirtesnį stuburą, didesnį pasitikėjimą savim. Apyvarta padidėjo 10% ir 15% jau esamų pajamų padidėjo. Deleguoti užduotis. 17% augimas. Labai daug pasisėmiau, esu labai patenkinta. Daugiau drąsos įgauta, bendravime ir su klientais. Visai nemaža dalis pajamų atsirado praktiškai, sakyčiau, iš niekur. Rimtai, wow, ta prasme, aš viską turiu šiai dienai, ta prasme. Ir be abejo laiko planavimas. Tai čia buvo mano atradimas. Įkainiai sutvarkyti visi. Apsimokestinom papildomas paslaugas. Sutarčių pakeitimai. Wow, nes aš tai padariau iš tikrųjų per 3 mėnesius, ko negalėjau padaryti per 8 metus. Visiems pradedantiems vadovams, kurie vis dar jaučiasi esantis toje stadijoje, kad jie dirba lygiai grečiai, kaip tam, kuris kažko tai nori iš verslo. Tai jeigu norisi didesnės laisvės, daugiau laiko savo verslui, strategijai, ateičiai ir plėtrai. Nori ne tik savo augimo, bet ir savo įmonės augimo. Atsitiko verslas, o ką su tuo daryti nežinau. Chebra visą laiką tokiais atvejais yra lengviau. Visiems vadovam. Tai tikrai labai rekomenduočiau prisijungti ir pradėti būti vadovu, o ne buhalteriu nuosavam versle. Nepamainomas dalykas. Tiesiog negalėčiau išskirti kažko vieno, nes kiekviena paskaita wow. Atrodo, turėtumėm būti vienas kitam konkurentai, bet tokios draugystės, pažintis užsimezgė, kad palaikymas ir stumimas į priekį, užmotyvuoja. Aiškiai teikiama informacija. Tas kolegės prisipažinimas, kad turi tokią problemą didžiulę, tai man buvo kažkoks tai lūžis vidinis. Palaikymas, kas be ko man. Bendras problemų sprendimas. Yra palaikymas, čia yra struktūra, čia yra motyvacija.